Sveiki visi, čia pas jūs vėl vietiniais reikšmės Vilius. Ir kadangi dabar toks kirminas šiek tiek graužia, tai reikia apžiūrėti laukus, apžvelgti, kas nutiko ten, nes rapsas turėjo būti sudygęs jau. Grikį noriu pažiūrėti, kaip atrodo, ir daugmaž viskas. Ir turim staigmeną, tiksliau Gintarė rado šitą staigmeną, tai jeigu žinot iš to istorijų, tai štai kur jis leido savo dienas. Jis leido savo dienas turguje ir jis kainavo 2 eurus. Tai labai nuostabi vieta jau laukia. Ir manau bus tada to istorijų 5. dalis. Pamestas Viliaus ūkyje, taip vadinasi. Dar jis kažką moka pasakyti. Ohoho, kaip čia tepaluota. Mano bate yra rapsų. Kad nenukristų. Reikia pakart kažką. Ar į kabiną atidėti? Sugalvojau. Dabar žiūrėkit, mylėjai klausytojai. Jeigu jūs manot, kad Budžiui čia geriausia vieta būtų komutais būtų pririštam, tai dėkit dislike'ą. Ir mes čia jį prikabinsim. Tai jeigu bus daugiau laikų negu dislike'ų, tai tada nedėsim čia jo, jį dėsim kažkur į kabiną. O jeigu bus daugiau laikų, tai pakabinsim jį ten kažkur kabinoj, kampe. Ir bus mūsų draugas geras. Bus galima sukurti 5. dalį to istorijai. Kalbant taip apie rapsus, išvysyti norėjau šitą savaitgalį nusipurkšti nuo pabirų. Nes visos pabiros buvo puikiausiai sudygę ir daug drėgmės buvo jom, tai buvo tobulos sąlygos jom dygti. Bet yra vienas bet, kad rapsas dar tik tai išleidęs yra skilčialapius, tai teks turbūt savaitę dar palaukti. O grikiai nežinau kaip laikosi, aš prie jų nelabai ir buvau. Na va, laukas, kaip sakiau, pabiros sudygę, čia šiek tiek smėlis yra, tai jų kaip ir mažiau matosi, bet rapsas va, dar mažiukas, sakyčiau, ir lapelis va, dar tik tai leidžia. Tai jei toks būtų visur, tai gal, manau, ir būtų galima nusipurkšti. Bet kai jis dar tik tai vietom toksai, pakramptytas dar, tai nežinau, aš nepurškęs, bet manau gali sustresuot. Bet pavyzdžiui, čia tai jau irgi toks purškiamas geras, bet čia jau dar per mažas, sakyčiau. Nu nežinau, parašykit komentaruose, gal jūs labiau apie rapsą išmanot negu aš. Ir apie purškimus. Nu ir aišku, dar kas blogai, tai piktžolės visos dykstat. O kiek žinau, tai pavyzdžiui, jei purški su pantera, tai turi bent kažkur savaitę praeiti ir tada galima purškimą daryti, vat, būtent nuo žolių. Vietom aišku daugiau yra sužėlę tų pabirų. Nieko nepadarysi. Nu. Iš akies taip žiūrint, tai norėtųsi nusipurkšti dabar. Bet savaitė nieko baisaus, manau. Miežių laukas visai kitaip atrodo. Nu, čia tiksliau kur buvo miežiai ir tada pasisėjo rapsai. Tai tas rapsas jau idealus purškimui. Tikrai labai gražus. Tik irgi aš nenoriu jo vieno kaip ir purkštis, nes nusipurkšiu šitą lauką ir tada dar anas lieka. Nenoriu aš jums meluot, bet pasėjau rapsą, tai šiek tiek per mažą normą pasėjau. Tai turėjo būti kažkur 3 kg, o gavusi 2,8. Tai va, bet visada aš vis kažkaip nenutaikau, tai tikėkimės kitais metais gerai nutaikysiu. Nes šiemet buvo toksai, nu, geriau jau mažiau uždėsiu, nes vis tiek važiuosiu sėjamoji, judės, kratysis, vis tiek pasisėsiu daugiau. Ta patį padariau, bet nors ir tas sėjamoji kratėsi, braškėjo, bet pasėjau tiek, kiek buvau nusiplanavęs. Dabar turbūt gražiausiai sudygus vieta, nu čia jau ne rapsas, bet čia kviečiai buvo prie mano tų prie grikio. Ir ten įsibraščiau žalią trašą. Ta žalia traša
kai įsibarsti, dar galvojau skust, nu, kad susimaišytų su žemėm. Tai gerai, kad to nedariau, nes kai užėjau visos šitos liūdys po 20 mm, tai puikiai sudygo sėklos. Ir dar taip nepagailėjau aš jų, nes kažkur vienam hektarui gavusi apie 80 kg vat būtent sėklų. Tai supyliau visą grikį, kiek turėjau sandėlį, ten gal porą maišų. Ir ridiko alienio, kiek turėjau. Ir būtent va šitam lauke čia bus tuntas. Nežinau, jau turit puikiausiai matyti. Na, pavyzdžiui, čia. Grikiai. Jau čia net tokio dydžio grikiai. O prieš 2 savaitės įsibarščiau. Čia va, pavyzdžiui, ridikas. Labai panašus į rapsą, kurį galima kaip ir sumaišyti iš pradžių. O čia va, ridikas. Čia realiai šitas laukas turėtų būti toks pat panašus kaip patys grikiai čia šalia. Tai va, džiaugiuosi, paliksiu per žiemą. Pirmiausia, pradėkime nuo to, kad šita žalia trąša uždengs visą dirvos paviršių. Tai reiškia sudygę piktžolės, kurios yra dabar, va, ten ar varputis, ar kiaulpienės, ar rūgštynės. Jos paprasčiausiai bus uždengtos, susidarys jums šešėlis ir jos, nu, naikinasi. Antras dalykas, maisto medžiagą sulaiko augalai, vat, būtent virdikai ir grikiai. Tai man tos maisto medžiagos neišsiplaus prieš žiemą. Būtent kalbu apie azotą, nes jis labai lengvai plaunasi. Trečias dalykas, prasiturtina dirvožemis. Kai užaugs šitie augalai, jie nušals per žiemą, jie sukris, nu ir ką, susiskadys ir humuso turėtų šiek tiek padidėti. Labai nedaug. Dar kas pliusas, tai įsipurena žemė. Dar vienas pliusas, kad man lengva bus pavasarį išsidirbti, nes visi šiaudai susiskaidys daugmaž per žiemą. Žalia trąša būtent sukris ir ją 2 kartus kažkur suskutus bus galima sėti. Tai tiek gaila, kad čia man gaunasi į šitą lauką turėsiu sėti miežius, nors čia buvo kviečiai, bet man kitaip nesigauna, nes bandau vat, būtent tą sėjomainą normaliai įnešti. Bet aš tos sėjomainos negaliu įnešti, kol neapsinaikinęs esu piktžolių. Tai kaip biškį apsivalys, bus galima daugiau kažką pasibandyti pasisėti. O ten toliau grikis, jeigu jūs atsimenat, kur 2 hektarai yra, kur anksčiau sudygęs. Tai irgi nelabai kažkas, dar žaliuoja, dar puikiai vegetuoja. Dabar dar kaip palijo, tai dar intensyviau jis sužėlė. O mano 2 aviliai, kurie yra užvežti vienam kampe. Tai kiek žiūrėjau, tai ten badas. Paprasčiausia, ar nektaro nelabai išskiria grikiai, ar oro sąlygos nėra būtent tinkamos. Tai kiek tos bitės įsineša medaus, tai tik dėl savęs. O kad man į meduvės prineštų, tai nelabai ir tikiuosi, kad jau bus. Tai galiu daryti tokią išvadą, kad jeigu nėra ir medaus aviliuose, tikėtina, kad grikių užsimezgimas, būtent grikių sėklų užsimezgimas nebus kažkoks geras. Vis dėlto pasisveikinkit su aviliais. Už jau širšuolas puola. Nors tai prieėjus arčiau, tai užsiuodžia grikis. Nei šalmų, nei ko. Nieko nematyti. Tai jis, jei matot, biškį vos pagulęs yra. Man jis buvo kažkur iki čia, vat aukštis, tai jis taip smagiai pagulė. Ir vat pavyzdys dabar. Buvo karščiai. Realiai nematyti nei vienos sėklos. Viena kita užsimezgus, kita tuščia gali būti. Ir dar tas pats grikis dar baltuoja. Nu va čia, pavyzdžiui, visai sugulęs jis. Nu va.
Čia pavyzdžiui toks jau. Jeigu būtų grikio vienodas subrendimas, tai būtų visai kitaip. Bet nei glifosato aš galiu naudoti, nei reglono. Tai tenka laukti. O dar va pliusas, tai labai gražiai piktžoliais pasinaikinę nuo to grikio. Nei vienos, tai va, jeigu ir yra va kokia balanda, tai tokio dydžio, kad ne kažką. Tai tok dieve, čia greičiau nužydės jį man. Ir gal kas nors gero gausis, va. Vietom tai tokį pundą paėmus, tai yra jų gražiai. Jei bent šiek tiek ilgiau bus, tai išars šernai. Bet kuo ilgiau lauksiu, tai tuo gal geriau bus subręs daugiau sėklų, tikėkimės. Bet irgi jūs įsivaizduokit, jeigu aš jį kulsiu ir jis dar bus bent biškį žalesnis, nu visada tai būna. Dar būna, kad kuli ir grikį žydė. Tai kai tiek žaliaus masės, tai man taip kišis kombainas. Mergatorius vargs. Tai vat, tiek čia tos apžvalgos žemės ūkyje. Daugiau kažką neįdomaus negaliu aš jums pasakyti. Jeigu noriu, tai galiu padaryti kada nors apie bites. Tai apie bites galėčiau kaip ir daugiau papasakoti, nes turiu kaip ir tokių daugiau praktinių žinių. Tai man tos mintys, būtent teorinis su praktiniam, labai gražiai susipina ir jos labai gražiai liejasi. Tai labai tikiuosi, kad po kokių metų dviejų galėsiu apie žemės ūkį taip pat kalbėti laisvai kaip apie bites, jeigu jums įdomu. O taip tai daugiau, nežinau, sėdžiu dabar prie universiteto, antram aukšte, kiek žinau, yra biblioteka. Tai labai norėčiau nueiti į tą biblioteką pasimti kokių nors brošiūrų, kokių nors knygų, gal kažkokios informacijos pasiskaityti, gal kažkiek tos informacijos įdėti į galvą, o gal dar kažkiek tos informacijos perduoti ir jum. Tai va, toks mano planas bus. Ir kiek prisimenu, labai seniai minėjau tokius žodžius, kad agronomija yra kieta, bitininkystė yra dar kiečiau. Tai manau, šią citatą ir užbaikim peržiūrą pasėlių. Kol kas tiek. Ciao. It doesn't seem to be on any of these stations. Keep looking. Oh, you're going too slow. Let me take the wheel. It's too fast. How could you even tell what's on? I can tell. There it is. Go back. Too late. I'm in the 40s. Gotta go around the horn. It's faster. Wait. I look for the giant chicken!